Šiandien mėginsime vieną iš 5 sauso maisto davinių. Dabar pažiūrim, kokius variantus aš turiu. Troškinta vištiena su grikių koše, troškinta jautienos perlinių kruopų koše, troškinta kiauliena su perlinių kruopų koše, troškinta jautiena su daržovėmis ir troškinta kiauliena su kruopų padaže. Ir pradėsime nuo troškinta kiauliena su kruopomis padaže. Šiandien mėginsim troškintą kiaulieną su kruopomis padaže. Tai visų pirma pažiūrim, kas yra viduje. O viduje turime ir viskas. Pakis yra tuščias. Tai visų pirma, ką turime čia? Mes čia turime troškintą kiaulieną su kruopomis padaže. Ir šitoks kietėjas. Kažkaip raminkite gal. Ir turime pašildymą. Nežinau, kaip ant vadinas, parašykite į komentarus. Sausainiai. Džiūvėsėliai. SU1. Laikiklis maistui pašildyti. Kaip čia? Kažkas panašaus. Čia turime šokolado, medaus, gumos ir tirpųjį gėrimą. Tirpus gėrimas su apelsinų sulčių koncentrato milteliais. Cukrus, arbatžolių juodoji arbata. Ir čia, kaip ir sakiau, ir turime dar riešutų, lazdynų riešutai. Ir servetėlė, šaukštas, degtukai, vienas zateškė mini ir tabletės ugniai. Šiame sauso maisto davinyje yra 1300 kalorijų dienai. Turėtų užtekti vieno pakelio dienai. Kadangi šiandien jaučiuosi sergantis, skaudanti gerklė, užgulta nosis ir temperatūra, tai pradėsim nuo juodosios arbatos. Kvapas. Beveik jokio kvapo. Ir 5 gramai cukraus. Kol arbata karšta, pasidedame į šoną. Ir dabar ruošime troškintą kiaulieną su kruopomis padaže. Ir gauname tokią, čia instrukcija yra visa parašyta gale. Ir reikia įpilti iki čia vandens. Tai pamėginam. Jo, yra įdėta. Beliko užpilti vandens ir palaukti nuo 10 iki 12 minučių. Pasiruošėme vandens. Ir dažniausiai nusiemu šitą, kad vėliau galėčiau uždėti. Pilname vandens iki normos.
užlenkiame ir šliuojam. Dabar beliko laukti 10-12 minučių. Turbūt kažką netai padirbau, nes tai čia nesproks man. Iki to laiko, kol šyla mūsų pietai. Pažiūrėsim, kas čia. Šokoladas rūsa. 36 gramai. Jaučiu, kad ten yra 2 gabaliukai. Rūta šokoladas. Paragaujam. Šokoladas kaip šokoladas. Nieko ypatingo. Medų paliksime kartu su džiūvėsėliais. Ir ant pačio galo dugumos. Susimatysime po 10-15 minučių. Arbatikė? Nice. Kaip ir paprasta juoda arbata. Praėjus 10-15 minučių yra pilnai pašilęs. Tai žiūrim, ką čia turim. Darome šitą ir atplečiame arčiau, kad galėtumėm lengvai išimti. Kaip matot, vis dar rūksta. Šitą padedama kažkur atvėsti. Ir viskas. Gerai, turime troškintą kiaulieną su kruopomis. Žiūrime, kaip atrodo. Kadangi aš namuose, tai pasiimsiu lėkštę paprastą. Ir atidarome. Dujai atrodo... Kvapas? Kvapas tai geras. Gerai, dedame į lėkštę. Biškį karštoką, sakyčiau. Pilnai įspaudžiam. Štai va, turime košę su kiauliena. Ir aiškiai nepamirštame įrankį, kurį davė šaukštas. Nemeluosiu. Bent jau iš mano pusės neatrodo labai jau taip super skaniai. Bet pažiūrim, koks yra skonis. Skonis iš mano pusės 7 iš 10. Taip, viską suvalgiau. Ar aš jaučiuosi pavalgęs? Nemeluosiu. Taip, jaučiuosi pavalgęs. Bet jeigu būčiau stambesnis, manau, man reikėtų 2 tokių porcijų. Kadangi viską baigiam, atėjo laikas desertui. Pirmas dalykas mūsų deserte bus tirpusis gėrimas su apelsinų sulčių koncentrato milteliais. 20 gramų. Suberiame į paprastą vandenį. Ir čia visą dėti, nes aš nežinau, kiek turi būti 300 ml.
Parašykite į komentarus, kiek čia galėtų būti čia stikliniai vandens. Gerai išmaišome. Pirmą turbūt pradedame nuo lazdynų riešutų. Paragaujam riešutus. Vertinam nuo 1 iki 10 lazdynų riešutai. Skonis kaip paprastų riešutų. Tik tai labai dabar sausa bulvė patapo. Tai paragaujam koncentrato. Jaučiasi kažkiek apelsinų sulčio, bet pakankamai normaliai iš tikrųjų. Šokoladą jau ragavom, liekam. Ir dabar turim medaus ir džiūvėsėliai. Nežinau, kaip tos džiūvėsėlius reikia valgyti, bet pamėginsim. Džiūvėsėliai su medum, bet damn. Tikiuosi neįsilaušiu dantų. Turime medaus. Stepam ant džiūvėsėlio. Nežinau, ar taip reikia valgyti, ar ne taip reikia valgyti. Ir kandam. Sakyčiau, labai kieta. Nuplaunam su šito gėrimu. Ir galų gale kramtomoji guma. Wow. Gan aštrokas, sakyčiau. Jaučiasi labai daug mėtos. Visai neblogai. Ir paskutinis dalykas, ką aš parodysiu, tai servetėlė. Turbūt tą servetėlę reikėjo naudoti prieš viską darant. Kokio dydžio? O! Ir kvepia. Ne, citrinom. Tai kiek aš vertinčiau nuo 1 iki 10 visą šitą komplektą? 7. Taip jaučiuosi pavalgęs. Kiauliena visai buvo nebloga. Ir kitam video mėginsim kitą skonį ir vertinsim. Iki kitos dienos. Ačiū, kad žiūrėjot.